Planas arba biudžetas yra labai stiprus įrankis verslui ir vadovui pasiekti savo tikslų. Mane stebina kartais, kiek duoda aiškumo ir tinkamos krypties siekiant savo finansinių tikslų. Ne tik klestėti, bet ir susitvarkyti su sudėtingais laikotarpiais. Ir svarbiausia, tai yra kontrolės ir atskaitos taškas tiek savo, tiek komandai. O kartais net ir puikiai motyvacinė priemonė. Klasikinis planavimas yra metų trukmės. Susiplanuoti metų pajamas, išlaidas, svarbiausia pelną, pamėnesiui. Puikus principas turėti keletą scenarijų. Vienas scenarijus tai yra optimistinis, kitas scenarijus tai yra realus ir trečias pesimistinis. Ypatingai svarbus pesimistinis scenarijus tada, kada mes kalbame apie krizes ir recesijas. Pesimistinis planas leidžia jums iš anksto pasiruošti ir žinoti, kur reikės šiek tiek pasispausti, pataupyti, kaip keisti, kur pakreipti įmonės energiją ir resursus. Jūsų mintise chaosas, finansuose netvarka. Finansų planas tikrai gali padėti susitvarkyti ir matyti aiškumą savo finansuose. Kviečiu į nemokamą konsultaciją, kurios metu aptarsime pagrindinius planavimo principus.